Įgyvendindama projektą 4 sostinės, Asociacija Meno formos kviečia susipažinti su Vilniaus ir Kauno žemupio regionuose esančiais gamtos ir kultūros paveldo objektais. Pirmoji Musninkų bažnyčia buvo pastatyta 16 amžiaus pirmoje pusėje. 1855–1861 metais senosios bažnyčios vietoje Musninkų dvaro dvarininkas Mykolas Podberskis su parapijiečiais pastatė dabartinę bažnyčią, kuris smarkiai nukentėjo per Pirmąjį pasaulinį karą. Bažnyčia stačiakampio plano turi neogotikos bruožų su kvadratinė presbiterija, 2 zakristijomis ir aukštu bokštu. Vidus 3 navų atskirtų 4 poromis kolonų skliautuotas. Šventorių juosia akmenų mūro tvora su stulpiniais vartais. Jame stovi medinė varpinė.